Sveiki, tai norint grįžti į Lietuvą, man atrodo, pirmiausia vietoje reikia atsidaryti banko sąskaitą. Tai seniau, man atrodo, būdavo lengva, nusineši pasą ir tavo atidaro. Nieko neklausia, gal klausia adreso ir nieko netikrina. Bet dabar grįžtant iš Jungtinių karalystės, reikia pateikti dokumentus. Šiuo atveju aš atsidarinėjau sąskaitą su SEB, nes prieš tai turėjau kelias sąskaitas, jos aišku uždarytos, tai dabar vėl iš naujo viską. Tai ką reikia daryti? Užsisakyti appointmentą sąskaitos atidarimui ir turėti dokumentus parodančius tavo adresą Jungtinėse karalystėse ir paskui įrodyti reikia, kad National Insurance, tai turi būti oficialus laiškas iš Gov.uk ar iš kitų valstybinių institucijų. Tai aš, aišku, nieko nežinau, nuėjau be jokio laiško, tai aš patarčiau padaryti, pasižiūrėti, ko reikia ir nusinešti ir bus viskas greičiau, nes appointmentas yra pusę valandos, aš užtrukau valandą, nes aš nieko neturėjau, tai aš tada, jie prašė įrodymų, jie parodė, kokių dokumentų reikia, aš insiloginau į savo .uk su the gateway kodu ir tada parodė man, kokio dokumento reikia ir sutvarkė, tada aš ten persiunčiau jiem ir viskas gerai.